Sveiki atvykę į Raudondvario stadioną. F-Pro LFF taurės ketvirtfinalio etapas startuos būtent šiame stadione Kauno rajono Hegelmann prieš futbolo akademiją Šiauliai. Perdamas į baudos aikštelę, smūgis galvo ir tai yra pirmoji tikrai reali galimybė pelnyti įvartį. Gustas Baliutavičius. Susitikimą 36 įvarčiai, Šiauliai taip pat. Ir 1-0. 1-0. Aizekas Berrio Džiuma pelno įvartį, nuošalės nėra ir po standarto Hegelmann pasižymė. Dabar Šiauliai perima kamuolį. Romanovskis. Beni į kraštą, Eligijus Jankauskas. Ir kamuolys atsitrenkia į virpstą ir tada keliauja į Arijaus Bražinsko glėbį. Tai yra Šiaulių komandos galimybė, kuris šį sezoną yra mušęs 4-11 metrų baudinius ir visus realizavęs. Čia geltona kortelė ir lentelėje šiandien patyrė pralaimėjimus. Čia pražanga ir geltona kortelė ką tik aikštėje pasirodžiusiam Abdului Harūnai. Pridaryti problemų, laiko dar turės šiek tiek Gabrielius. Čia yra galimybė, Sadzutas, Karlasas Džiukas, Rašydas Jusufas rodo, jog aš esu ten priekyje. Leo Ribeiro, koks puikus perdamas ir kamuolys vartose. Hegelmann priekyje 2-0. Leo Ribeiro, kokį ten perdamą atliko ir Hegelmann muša įvartį. 2-0, 81 minutė, tikrai norėsis jaunas puolėjas iš Mažeikių. Galbūt jam pavyks atkurti dar intrigą. Čia yra galimybė 1-2. 1-2. Gabrielius Micevičius smūgių galva mažina atsilikimą. 85 minutė. Šiauliai sako, palūkėkime ties pusfinaliu. Dar vakaras ilgas per pastarąsias minutės. Pavyksta būti su kamuoliu, pavyksta būti šioje aikštės pusėje. Tiesa, dabar pražanga ir pražanga dar Šiaulių komandai. Nojus Stankevičius. Patrikas Popescu. 3-1 ir Rumūno įvartis. Siunčia Šiaulius į tą situaciją, kai vėlgi tenka vytis varžovus. 93 minutė ir Popescu vėlgi pavojingai. Rezultatas yra 3-1. Hegelmann komanda keliauja į F-Pro LFF taurės pusfinalį.